Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmas sykį, malonu Jūs matyti. Šį kartą video prasideda kitaip, prasideda nuo mano ankstaus ryto prieš važiuojant į Vilnių skausmo gydymui. Ir nemeluosiu, atsikėliau tikrai su dideliu nerimu, su didelė panika, nes nežinojau, ko tikėtis iš šito vizito. Tai visas mano rytas praleistas susiruošiant ir kažkaip save nuraminant, kad viskas bus gerai, kad viskas bus tik tais į gerą. Nes pastaruoju metu iš tikro tikrai kankinuosi su be galo dideliais skausmais, su be galo bloga nuotaika dėl to. Tikrai sunkus pastarasis etapas man labai. Ir labiausiai, ko bijau važiuojant pas naują specialistą, tai pačio daktaro, nes nežinai, koks pasitaikys, ar geras, ar blogas, ar suprantantis, ar ne. Tai mano rytas buvo toks, kaip sakau, ruošiausi ir nerimavau. Mano garbanos per naktį kažkaip keistai paliko priekinius plaukus susuktus, man nelabai patiko, kaip atrodė. Iš vis po nusikirpimo iš tikro sunkiai susitvarkau su savo naujais pakirptais plaukučiais, kadangi priekinius taip trumpiau pasikirpau, tai labai sunku juos suvaldyti. Kaip sakant, vis neatrandu tos pozicijos, kurioje norėčiau, kad jie stovėtų. Tai, kaip sakant, rytas praleistas dėl visokių kitokių nerimų ir nervinimosi dėl plaukų. Kartais būna, kad atrodo ne tavo diena, tai man taip atrodė šią dieną, kad kažkaip viskas nesiseka, viskas nepalei mane. Net plaukai neklauso. Bet yra kaip yra. Outfitą užsidėjau tokį paprastą juodą tiesiog, tai kad būtų patogu. Bet kaip sakiau, stresavau visą rytą ir niekaip nepraėjo tas stresas, atrodo net skrandis suko, labai neramu buvo. Ir prasidėjo ilga kelionė į Vilnių. Buvau labai išvargus, nes pastaruoju metu beveik nemiegu ir tikrai jaučiausi nekaip. Mušė toks šaltas prakaitas, tai buvo tikrai nemalonu. Ir nemeluosiu, vėliau kelyje tiesiog gerai nusiverkiau, nes nežinau, stresas padarė savo ir tikrai jaučiuosi pastaruoju metu labai pažeidžiama. Labai iš tikro vieniša, trūksta to palaikymo, kai einu per tokius sunkius dalykus. Pagaliau atvažiavome į Nacionalinį vėžio institutą, skausmo gydymui. Ten nieko nenufilmavau, o čia jau po visko man padarė blokadą, čia mėginu parodyti pleistrus, bet nelabai matosi. Ir toliau nelabai ką nufilmavau, tiesiog važiavome toliau, nuvažiavome į Akropolį pavalgyti, bet man labai skaudėjo po blokados. O čia jau grįžusi namuose, rodau pleistrus, iš tikro ne visi liko, kiti nukrito, bet dar labai skaudėjo. Tai vlogo normalaus, tokio kaip norėjau, neišėjo nufilmuoti, bet dabar esu kita diena po tos blokados ir dabar nesakyčiau, kad jau veikia ta blokada, nes man dabar viskas tiesiog įtempta labai ir net pasakyčiau gal šiek tiek ištinė, bet mane perspėjo, kad taip gali būti, tiesiog dabar visos tos vietos, kur leido vaistus, tiesiog labai taip jautru ir skauda. Ir iš tikro apie tai galiu papasakoti, nes mane nusivedė į tą procedūrinį kabinetą daryti tos blokados. Iš pradžių sesutės nusivedė ir paruošė mane, liepė nusivilkti viršutinius rūbus ir atsisėsti ir paruošė vaistus daktarui. Ir kai atėjo daktaras, pasakė dabar labai bus nemalonu ir labai skaudės. Ir pasakė, kad nuleisčiau galvą ir pradėjo badyti tą blokadą visur. Ir žinokit, aš nuo to skausmo vos nenualpau, bet aš tiesiog susikaupiau, žiūrėjau vieną tašką ir stengiausi kvėpuoti ir ištverti tą skausmą. Ir sesutė sako, žiūrėkit, jinai nei garso neišleido, sako, kokia, kaip sakant, ištverminga. Tai jo, bet žiauriai skaudėjo ir tuomet sakė išeiti
į kalidorių, palaukti šiek tiek, kokias 15 minučių pasėdėti, nes gali apsvaigti galva, gali silpna pasidaryti, tai jo, labai skaudėjo, tiesiog atrodo tiek to skausmo patiri, bet dar būna tokių skaudžių momentą, bet ištvėriau kaip karys koks tą momentą, tai labai savim didžiuojos. Ir iš tikro sakė pasižiūrėti, ar man ta blokada kažką padės, ar bus geriau, ar kažkiek sumažės skausmas. Ir jeigu bus kažkoks padėjimas, tiesiog sugrįžti. Turėtų, jeigu viskas veiks, turėtų laikytis apie 2-3 mėnesius ta blokada. Ir iš tikrųjų tiesiog kaip pagalba tai buvo tai, kad tiesiog daugiau gerti man vaistų, kuriuos aš geriu stiprius. Tiesiog gerti ir rytais, ir vakarais, nes aš dabar jos geriu vakarais, kad bent galėčiau užmigti. Ta prasme, aš nepasakysiu pavadinimo, nes čia gal per daug asmeniška, bet aš geriu labai stiprius vaistus, tokius narkotinius, ir aš kažkaip visat prisibijodavau daugiau jų vartoti, nes vis tiek tai labai stiprus vaistai, bet man su jais daug geriau, bet tiesiog pasakė, kad nebebijoti ir gerti ir rytais, ir vakarais vaistus, nes negalima taip kentėti, kaip aš kenčiu visą dieną tą skausmą. Ir tiesiog sakė, kad, nes aš dabar laukiu atsakymų iš neįgalumo tarnybos apie nuosprendį mano ligos, ir man vis atskirdavo kas 2 metus neįgalumą, ta prasme skiria tik 2 metam, labai nedidelė, aš gaunu labai nedaug pinigų, kurių man net neužtenka vaistam, ar ten reabilitacijom, ar dar kažkam. Ir daktaras tas, pas kurį lankiausi, buvo tiesiog šokiruotas, sako, čia labai neteisinga ir tikrai skųsti sprendimą, jeigu vėl taip pat bus, nes iš tikrųjų turėtų man duoti neįgalumą iki gyvenimo galo, nes aš sergu genetinė liga, nuo jos nepasveiksi, situacija tik blogės ir tikrai neatsižvelgia visiškai, ir plus turiu labai retą ligą, retą sindromą, kurio Lietuvoje atveju vos keli tik tais yra ir niekas nesirūpina. Tai sakė, iš tikrųjų, jeigu situacija nesikeis, net sakė viešinti tokius dalykus, nes ne milijoną prašai, o tiesiog, kad gautum tam tikras paslaugas, vaistus, reabilitaciją, vandens terapijas, kurios man reikalingos mano liga, ir aš tokių paprastų dalykų negaunu su tokia reta liga. Ir iš tikrųjų tikrai davė supratimo, net kai daktaras taip pasako, kad tiesiog šokiruoti, kad sistema nepadeda tokiem žmonėm kaip aš. Tai šiek tiek, kaip sakant, davė tokios valios viduj, kad tikrai pakovoti už save, bet iš kitos pusės davė suprasti, kiek ilgai, kai aš jau žinau tą diagnozę savo, kiek ilgai aš kenčiu, kiek ilgai negaunu normalios pagalbos, ir tikrai visur einant turi vos nekovoti už save. Retai pasitaiko tie tokie geri daktarai, geri specialistai, kurie tikrai supranta tą situaciją, ir net nežinau, net liūdna, kad tiek laiko jau kankinuosi ir niekas neatsižvelgia į tai, ir atrodo, tikrai mažai žmonių gyvenime susiduria su tokiais sunkiais problemom, sveikatos tokiom sunkiom, ir aišku, kad kuo mažiau susidurtų, bet atrodo niekas, kol nesusiduria, ar bent jau artimoje aplinkoje nepamato tokių žmonių sergančių, net nepagalvojant, kiek mes nieko negaunam. Ta prasme, tu sergi, tu kovoji už savo vos ne gyvybę kiekvieną dieną, nes tu skausmuose, ir tu negauni jokių paslaugų, tu negauni gydymo normalaus, tu negauni vaistų, tu viską turi pirktis iš pinigų, kurių tau niekas neskiria, ir tu esi toks, tu negali dirbti, bet tavęs niekam ir nereikia, atrodo toks jautiesi beviltiškas. Tai iš tikrųjų labai pastaruoju metu
sunku tikrai man susigyventi su ta liga, nes iš tikrųjų pavargau visat kovoti už save. Tai jo, toks šiek tiek gal atviresnis video, bet tikrai reikalingas, nes norėtųsi, kad daugiau žmonių nors kažkiek labiau suprastų tą situaciją ir suprastų, kaip nefaina yra gyventi su tokia nežmoniškai gyvenimą pakeičiančia liga. Tai tiek šį kartą būtų iš manęs. Tikiuosi jums patiko šitas video ir susitiksim kitame.